Dar truputis įdomių detalių apie kiek tolimesnį Kupiškio rajono Mičiūniškio kaime gyvenančio vyriškio tolimesnį gyvenimą, kuomet jo mokslai Kupiškio profkėje ir santykiai su mergina Vilma buvo likę jam jau labai seniai praeityje, toli už nugaros. Lemtinga pažintis su savo nauja drauge ir būsima žmona Viktorija įvyko Usūriniui 2009 metų kovo mėnesį, kai Usūrinis buvo jau 23 metų amžiaus, bet vis dar toks pat uždaras ir užsisukę savo kaimo kasdienybėje ir darbuose. Usūrinio ilgametis draugas Miknius ėmėsi iniciatyvos geranoriškai kažkuo padėti šiam draugui ir nusprendęs, kad pavasario pradžia geriausias laikas permainoms, vieną vakarą jėga įsitempė Usūrinį į šokius Kandrėnų kultūros namuose, kur tąkart vyko retro diskoteka. Šokiuose Miknius susitiko savo seną pažįstamą, iš kito kaimo kilusią merginą 19 metų turinčią Viktoriją Bandoriūtę. Ji buvo atvykusi savaitgaliui pas giminės. Miknius nusprendė ją tiesiogiai suvesti su pačiu Usūriniu, pasiūlęs abiem nueiti šokti, pats pasišalino, tokiu būdu leisdamas būsimai šiai porai susipažinti ir užmegzti pokalbį. Jiedu užmezgė ne tik pokalbį, tuomet atsirado tarp jų ir vis stiprėjantis ryšys, kuris santykius įformino jų vestuvėmis 2012 metais. Viktorija tapo Usūrinio žmona. O grįžtant į tuos pačius 2009 metus, tai jau tada iškart naujoji draugė pastebėjo tai, kad tas vyrukas Usūrinis turi savo slaptą potraukį ant kojų mautis moteriškas pėdkelnes. Šitą vaikino turimą potraukį jį priėmė be jokio vidinio pasipriešinimo, bet kartu ir pati pirma suprato, kad už visko gali slypėti kai kas daug daugiau. Suprato, kad pas Usūrinį vis dar esantys seni vidiniai kompleksai tikrai vis dar nėra dingę, kas paaiškina tai, jog Usūrinis pasirinkęs pėdkelnes kaip savo fetišą, tebėra tarsi lyg užstrigęs vienoje vietoje. Jis gal ir slapčia norėtų kai ko dar daugiau, bet vidiniai barjerai jį vis dar tebevaržo ir tiek. Vieną birželio popietę Viktorija ir padarė viską, kad Usūrinis pagaliau išdrįstų žengti dar toliau. Ilgai kalbėjo ir įkalbėjo, kad jos padedamas jis sutiktų pirmąkart gyvenime persirengti moterimi pilnumoje. Makiažas, moteriški rūbai ir tinkama avalynė padarė Usūrinį visiškai panašų į moterį. Bent vienam kartui. Ir dar net buvo jis išvestas pavaikščioti po lauką, kas Usūriniui sukėlė viduje visišką laisvės jausmą. Štai kaip galėjo atrodyti tas lemtingas, atviras ir jautrus pokalbis tarp trijų asmenų Mikniaus, Usūrinio ir Viktorijos Kandrėnų kultūros namų retro diskotekoje 2009 kovo vakarą, kuris vėliau, birželį, peraugo į gilų poros pasikalbėjimą. Pirmoji dalis – lemtinga pažintis Kandrėnų šokiuose, 2009 metų kovas Kandrėnų kultūros namuose garsiai skamba 9-ojo dešimtmečio retro muzika. Miknius tempė už rankos besispyriojantį, paniurusi ir akivaizdžiai ne savo lėkštėje besijaučiantį 23 metų Usūrinį. Šviesų fone Miknius pastebi pažįstamą veidą. Miknius, per rėkiantį magnetofono garsą, plodamas Usūriniui per petį, žiūrėk, kas čia. Viktorija. Sveika. Kiek šimtmečių nematyti. Ką tu čia veiki Kandrėnuose? Viktorija. Nusišypso, nustebusi, Mikniau. Labas. Atvažiavau savaitgaliui pas giminės į svečius, tai va, ištempė į diskoteką. O tu kaip? Miknius, griebė Usūrinį už parankės ir pastumė į priekį, aš gerai, bet va, atvedžiau tau parodyti savo geriausią draugą. Čia Usūrinis iš Mičiūniškio. Vyras lyg mūras, tik kaimo darbuose visai užsisėdėjo, pavasario šviesos nematęs. Reikia jį išjudinti. Usūrini, būk žmogus, netylėk, čia Viktorija. Usūrinis, sumurma po nosimi, žiūrėdamas į žemę, stipriai susikišęs rankas į kišenes, labas. Nu jo, malonu. Viktorija, įdėmiai ir šiltai nužvelgia uždarą vaikiną, labas, Usūrini. Keistas vardas, bet įdomus. Ko toks rimtas? Kandrėnų retro muzika nepatinka. Usūrinis, kiek sutrikęs, ai, kad aš ne koks šokėjas. Miknius čia mane jėga atitempė. Būčiau namie buvęs prie ūkio visada yra ką veikti. Miknius, garsiai nusijuokė pamatęs progą, na va, ledai pajudėjo. Žinokit, man čia skubiai reikia iki baro ar pažįstamų nubėgti, o jūs abu čia neliūdėkit.
Usūrini, pakviesk merginą šokti, dabar kaip tik lėtas gabalas prasideda. Nebūk medinis. Iki. Miknius greitai apsisuka ir dingsta minioje, palikdamas juos dviese. Usūrinis lieka stovėti raudonuodamas, bet Viktorija tik nusišypso ir pati žengia žingsnį arčiau. Viktorija, ištiesia ranką, tai ką Mičiūniškio šeimininkė, leisi tave išgelbėti nuo to rymojimo kampe. Einam pašokti, nesikandžioju. Usūrinis, neryžtingai ištraukia ranką iš kišenės, pabandom. Tik jei užminsi ant kojos, nesiskūsk. Antroji dalis, atvirumo akimirka, 2009 metrų, birželio popietė, praėjo keli mėnesiai. Draugystė sustiprėjo, tačiau Viktorija jau buvo pastebėjusi keistą, slaptą vaikino potraukį moteriškoms pėdkelnėms. Šią karštą birželio popietę, sėdint atokiau nuo kaimo akių, ji nusprendžia sugriauti jį varžančias sienas. Viktorija, ramiu, drąsinančiu balsu, Usūrini, mes jau ne pirmą dieną kartu. Aš viską matau ir suprantu. Žinau apie tavo pėdkelnes. Ir žinok, man tai visiškai netrukdo, man viskas gerai. Usūrinis, iškart įsitempia, nusuka žvilgsnį, veidas išbąla, Viktorija, prašau, nepradėk. Čia nesąmonė. Negalvok, kad aš koks. Man tiesiog šiaip. Praeis. Viktorija, paima jo ranką į savąsias, žiūri tiesiai į akis, niekas nepraeis ir nereikia, kad praeitų. Bet aš matau tave giliau, nei tu pats save rodai. Tu nešioji jas kaip kokį skydą. Tu slepiesi už jų, nes bijai žengti toliau. Slapčia juk nori kažko daugiau, tiesa? Nori visiškai atsipalaiduoti, bet tie tavo seni kaimo kompleksai tave tiesiog smaugia. Usūrinis, sunkiai atsidūsta, balse pasigirsta tyli pagieža savo pačiam, tu nežinai kaip sunku. Visą gyvenimą tame pačiame kaime tie patys žmonės. Jei kas sužinotų, užjuoktų, pirštais užbadytų. Aš pats savęs kartais nekenčiu dėl to, kad esu užstrigęs. Gita moterišką drabužėlį ant savo kojų maunuosi jau kokius 5 metus. Noriu būti laisvas, bet viduje tarsi kokia užkarda pastatyta. Viktorija, švelniai, bet tvirtai, čia nėra jokių kitų žmonių. Esam tik tu ir aš. Tu neprivalai visą gyvenimą likti tame pačiame taške vien todėl, kad taip saugu. Šiandien birželis, laikas išmesti tas senas baimės. Noriu, kad pagaliau išdrįstum. Ženk tą žingsnį, o aš būsiu šalia ir tave palaikysiu. Na, pasitikėk manimi. Usūrinis ilgai tyli, žiūrėdamas į tolį, tačiau jo ranka Viktorijos delne pirmą kartą per ilgą laiką pastebimai atsipalaiduoja.